DM520. DM520. Neseniai rodėm šitą smulkintuvą mūsų sandėlį ir dabar, kaip matot, jį išlankstau aš asmeniškai, būtent iš Outboxo traktoriaus. Pats išlankstimas nėra labai sudėtingas, tiesa reikia pasireguliuoti tepalo srautus, kad jis švelniai lankstytųsi. Galima pjauti visiškai lygiai. Galima kažkur toliau griovį pasiekti, turit gyvatvorę, aukštai gyvatvorę, galite ir ją nusipjauti. Būna pravažiavimai tarp laukų, miškai, kur reikia mulčerį pasikelti ir neina, neina pasiekti, neina padaryti. Su šituo DM-u jūs galite jį su traktorium važiuoti, jūs galite pasikelti visiškai virš traktoriaus, kaip vėliavos stiebų. Bet tada jau traktorius, patikėkit, reikia tikrai ne 120 ir ne 130 arklių, nes gali greitai virsti ant šono. DM-as yra toks išskirtinis mulčeris, nes kiti mulčeriai, kurie turi tą vadinamą A ranką ir turi galvą, galva būna tenais metro maksimum 20. Šita galva yra 2 metrų viršaus. Mano žiniom, aš nesu matęs pakolkas nieko panašaus. Tiesa, šis traktorius yra jam kiek per mažas. Matot, kaip juda. Realiai dirbti su 5 serija galima. Įmanoma, viskas tvarkoj, bet nėra pačio darbo komforto. Nes tiesiog, traktorių biškiai siūbuoja. Šitam mulčeriui reikėtų taip jau traktoriaus 6 cilindrų arba, bent jau 6-7 tonų, kad svertų. Nes šio mulčerio rankos pasiekiamumas yra 5 metrai ir 20 centimetrų nuo traktoriaus. Kokia kaina šito dalyko? Nepilnai 11 000. Ir, ką noriu dar pasakyti, buvo klientų, kurie paklausė, norėjo atvažiuoti, atleiskit, nespėjot, mulčeris jau išvyko pas klientus ir beje, jisai išvyko pas mūsų klientus į Lenkiją. Tai turbūt apie jį tiek, atvažiuos nauji, parodysim, kaip veikia, kaip darosi, nes jau jisai yra padarytas su papildomais atnaujinimais, kurių pagalvojau, kad jų reikia, užklausiau gamyklos, sako, mes jau apie tai pagalvojom. Kaip smagu, kai šitaip greitai viskas vyksta. Sekantis modeliai jau parvažiuoja su jais. Jeigu jums patinka tai, ką darom, tai, ką mes veikiam įmonėj ir kaip mes susiję su žemės ūkiu, pasiekit mūsų kanalą, pasidalinkit su pažįstamais ir giminėm ir pamatysit visą turinį pirmieji. Jeigu kam iš tikrųjų įdomu būtent toks daiktas, arba netgi galvojat, kad norėtumėt turėti tokį mulčerį ant galo, o dar vieną mulčerį ant priekio, jeigu turit priekinę pakabą su darbiniu, tai tokį komplektą irgi galim nesunkiai jums sukomplektuoti. Jeigu domina, skambinkit numeriu, kuris yra žemiau.